Važiai prideigs. Kad tik būtų sunkiau pjauti. Ta, kas nors įdėjusi dar. Vėl sakys Saulius. Bomba. Kas šitokie yra? Nežinau. Krūmą, medę sudinti. Ką tu gausiai? Ką, nubudžiauji? Oi, kiek čia reiks benzintą kalvą. Kareibiai. Kareibė. Nu nieko, tvarkytis, ant tada šakas reikės susipjauti. Parvažiavau savaitę, bet pasirodo, tu dar čia man užteks tą longą varyti. Jerka. Va, reiks longą valyti. Kai prikibdžius. Kai prikibdžius. Da, viens prilipyt čia. Bet čia yra visi jaustamas, mėginasi vieno veito kibyti, kito šitą prisėjant. Kiek molį pridėjot palįsti aukštą. O. Kas čia mums nekeba kito veito? Bet čia tai sakėvi gerą. O kokį pamatį pasidarys apatio. Tai turit prikibdėt? Ne, kur neturėsat, jo. Jo. Ir čia buvo dolongą užimti. Viršau pastuigį užimti ant tą. Karaliauja grėžtas. Poteptat. Kas teipas? Su bulaiške. Žeiminė. Nu, gal gulėte, ne? Gal. Pala. Ne. Nei. Mama važiuoja, Ingrida važiuoja į miestą, važiuoja į tų didelį plantašą, į didelį augalų parduotuvę. Nusipirksiu žemių, vazonų, trąšų, persodins pas dukrytę kai kurios gėlytes, nes ir labanos išaugus didelis, o vazoną pasidarė mažiuką. Šiandien ir nuostabi dienelė. Nuostabi. Kai iš čia per gėlytis išaugo laukinis kažkoks. Pažiūrės, gal bus akcijų kokiam rožėm, gal dar kiekvieną rožę kur nors ir tilptum iš tikrųjų. Žiūriu, kad kaimynį lenkia irgi ir neatsiliekti. Sodin gėlytes. Čia mes dvi
Ne, dar ir viens kaimyns Norvegs, kur dar tur kažkiek gėlyčių. Nu, ta visai atsigavo irgi. Važiuojam. Šitas ir dėdešvas, man atrodo, iš Lietuvo nematydavo tokių, bet labai gražinasi. Labai. Užsidėjau šiandien to kažkokį L'Oreal Elvital laminavimą. Toika priemonė, kada išsiplavau gal, bet nelabai aš jautu kažkokį poveikį. Nežinau, matyt, sumetas tai plauką daros labai jau pavargę. Gal kokiam pirmadienį ar antradienį eisiu ir truputėlį nusikirpsiu. Ne kirps trumpą, bet reik vis tiek nukirpt galiukus ir reik gal pasikarpėti čia biškį prieš į Lietuvą važiuojant. O Saulius turi problemų. Mažiuks nevalgo to maisto su lašiša. Gal ir nereikėjo pirkti. Dabar prašiau draugis, kad nupirktum su ėriena. Nes su lašiša nėra. Orions pasidarė iškart alergiškas su lašiša. Iš vis alergiškas į lašišą. Tai tas mažiuks bijau, kad nepradėtum kasytis, nes jau šiandien kasės nuogą ar kažko. Tai gal geriau pakeistų maistėlį. Ir jums gražios dienos. Šiandien pagalvojau, kad atsikėliau, saulė šviet, nieks neskaud, nėra bloga, galiu judėti, galiu išbėgti į mišką, su oriuku palakstyti. Gyvenimas ir dar labai gražus iš tikrųjų. Kartais aš pamirštu, kiek tų metų, ypač po 50, tai iš vis tų metų nebeskaičiuoju. Ir gal ir gera. Vien žodžiu, džiaukimės kiekvieną dienelę. Čia Ingridos bažnyčia. Mano bažnyčia čia yra. Čia aš galiu melstis. Žiūrim, kas čia yra. Afrikas. Bet čia ne akcija, tie. Vis tik man reikia pasimti vežimą. Žiūrėti dabar vazoną. Čia ir laukinių nereik mums. Reikės žemę nusipirkti. Kambarinę man reikia lemti. Pažiūrėkim, ar čia ir to žemė sudėts. Jau yra išpardavimas. O čia ir laukinė. Kokie čia tie vazonai? Čia ir laukinė visi. Taip išėt. Tie gražus. Bet man reikia didelį vazoną. Tas mans didelis gėlis išaugo. Mažų neužtenka man. Aš nesuprantu. Koks tai gražus. Kodėl man išaugo toks didelis, nes reikia vėl didelių. Reiktų ir tų kamuoliukų. Va, tai man gražus puoda. Они vadins terakota, itališki. Vau. Pažiūrėkit. Pikalo. Va, tai patink man labai. Bet dukrytė nepataks. Stiklo šiandien nupirks. Vau, kokie tie gražus. Tai labai gražus. Bent jau man dabar toks stilius patinka. Kažkaip keitas man viskas labai greita.
kur į podą. Čia dar į podą.